Va, noriu parodyti, labai daug prašymų gaunu, tikrai labai daug asmeniniai žinutėjai, labai daug, biškį uždusau. Nori visi, kad parodyčiau butą, parduodamą butą kainas. Tai pradėsiu va nuo čia, šiandien taip iškrito man toks variantas, kada draugai parduoda butą ir aš pro šalį važiavau, sakau, suksi pafilmuosiu, parodysiu, nes pastoviai už kiek galima nupirkti butą tokioj vietoj. Tai va čia aš dabar papasakosiu biškį. Esu aukščiau, čia yra senamiestis, ten prie jūros, kitas lygis, kitas kainas. Ten yra daug brangiau. Čia yra šiek tiek pigiau, todėl kad čia senamiestis, turi aukščiau, va jeigu matosi, mes esam daug aukščiau. Istorinis centras. Tas video mano gausis ilgesnis. Va, parodau aplinkui kaip aplinkui vaizdai. Reklamas jokios nedarau, tiesiog noriu parodyti, atsakysiu į klausimus žmonėm. Klausia dėl butą. Už kiek galima nupirkti, tokioj vietoj prie jūros, ant jūros krantą. Va čia į šitą butą atvažiavimas, prie pat. Jeigu su mašina, tai va čia atvažiuoji. Čia jau aukščiau dar senamiestis, čia visas senamiestis, čia yra mokyklas, viskas čia yra, absoliučiai viskas, kavinės, restoraniukai, o ten apačioj tai jo. Čia tai visas gyvenimas yra, va, ten šopai didžiuliai, sporto klubai, geležinkelis, jūra. Iki jūros, va, nuo čia 3 kylai, už tai ta kaina šiek tiek mažesnė čia. Čia gaunasi 3 km iki jūros, ten va pliažai, priekį matosi, ten dar eina žemyn toj pusėje. Čia didžiuliai centrai yra priekybos, labai daug didžiulių priekybos centrų, labai nuoma populiari, žiauriai populiari. Aišku, čia yra pigesnė nuoma, todėl kad čia jau be mašinos iki jūros yra sudėtinga, 3 km. Vat ta kaina jau varijuoja, jeigu nuomai. Jie visą laiką leido nuomai, ilgalaikiai nuomai, trumpalaikiai, čia tos kainas labai skiriasi. Sakė, į mėnesį 600 imdavo už nuomą. Čia šito buto, kurį parodysiu dabar. Šiandien oras gražus, 14 gruodžio. Pasakiškas oras, 24 kokį šilumos. Tai va, rodau vaizdą. Šitas butas prestižinis, todėl kad vaizdas labai geras. Va, tokį vaizdą matysit per langą. Seniai bedariau ilgą video, tai va čia tuo nusileidimai yra 2. Va šitais serpantinais leidėsi žemynį senamiestį. Nuo senamiesčio arba kyli senamiestį. Šitas nusileidimas. Vaizdas superinis. Vaizdas superinis. Žmonės perka, ypatingai lietuviai perka. Ai, va, ką paminėsiu, per šiuos metus apie 300 butų namų parduota. Aš jų nepardavinėju, bet aš su tuo susijęs, pafilmuoju su dronais. Yra reikalas, su keliom agentūrom mes dirbam. Aš padirbu su keliom agentūrom, vien su dronu, dar kažką visokį tokį. Aprodau, ką reikia, tai vat dabar noriu tą butelį parodyti. Vieta labai graži, labai populiari, kas mėgsta senamiesčius, aš asmeniškai nelabai. Aikštelė maža, va, vanduo yra. Aikštelė nedidelė, bet čia ir jinai priklauso tam, kas gyvena. Galima, yra kitoj pusėje kita aikštelė, bet jau ten toliau ateiti iš tenais. Tai va dabar einu nuo pat aikštelės sustojimo, einu į tą butą. Čia laiptukais į viršų į kavinę, kavinių labai daug kavinių, labai daug turistų būna. Va, aš tai nemėgstu asmeniškai, aš sakau kaip yra. Nu, va, prašė, parodysiu.
Butas geras, labai geras variantas, labai gera kaina. Nežinau, kodėl parduoda, aš neklausiau, ne mano reikalas. Tai va, einu laiptukais. Čia galima iš kitos pusės ateiti, bet čia aš einu taip, kaip su mašina atvažiuoji. Va, ten yra kiti laiptukai, pareini, jeigu nori. Stogas naujas, iš karto rodau, ten anas butas. Negražiai su pirštu parodžiau, va, vaizdas koks. Visi dievina vaizdą, labai dievina vaizdą. Tai va, čia nuomai galima, labai gerai, labai lengvai. Ilgalaikė, trumpalaikė nuoma, galima gyventi ištisus metus. Staliuką pasitvarkiai, va, kavą gali gerti pasistatęs kur nori, yra ten va, žmonės pasidarę. Gretimas butas, močiutė va, pasidariusi soduką. Va, aš jau nusileidau, va, ten močiutė kaimynė pasidariusi va, soduką, galima šalia pasidaryti. Čia jokia reklama, tik parodau kaip yra va, pasiremontavę. Būtų reikalingas remontas. Va, pasivaikščioti, šuniuką pavedžioti. Čia esu buvęs ne vieną kartą čia, mes fejerverkų žiūrim, kaip leidžia. Va, čia sodelį kažkas pasidaręs irgi, nežinau, čia kavai atsigerti, pasėdėti, va. Kokia vieta graži, nuostabi vieta, su gražiu vaizdu. Tai va, ką čia dar papasakoti, nežinau daugiau ką pasakoti. Atpratau nuo filmavimo tokio didelio. Sugalvojau parodyti, sakau, čia man gerai išpuolė tą vietą. Važiavom mes pro šalį, užsukom, raktus gavau. Vaizdas superinis, per kambario langus vaizdas superinis. Nu, tas centras, jisai, kaip pasakyti, turi pliusų, turi minusų, iki jūros jau reikėtų mašinos, aišku, čia autobusai važiuoja, čia mokykla yra, čia seniūnijos, čia viskas vietoj, absoliučiai viskas vietoj. O čia kur stiklas, čia kavinė, jinai veikia visada. Va, laiptukais pakyli tiesiai iš kambario, o čia šitas bus. Iš kambario tiesiai laiptukais į kavinę, ten toliau čia vien visur kavinės, aš neįsiu po visą senamiestį, nerodysiu. Bet taip, va, tokia privati zona, labai gera kaina skaitau. Aišku, reikalingas remontas. Čia aš jau buvau, įjungiau šviesą, pradariau langus, va, priekis kaip gražiai padarytas. Čia viršum gyvena močiutė, tokia, čia dar prie to buto priklauso prie to buto, ten apačioj, paskui gal parodysiu, sandėliukas toks. Va, įeinam į tą butą. Čia reikia truputį, nedaug reikia remonto, biški, nedaug, truputį. Grindys gražios. Labai gražios grindys, čia marmuras. Kalidoriukas va toks. Ten virtuvė su kambariu užeisim, čia miegamasis. Čia yra daug veidrodžių visur. Nelabai aš taip ir noriu čia rodyti save. Na, aišku, reikia padažymų. Trupučiuką patvarkymų reikia, labai daug ne. Už tą butą prašo galutinę kainą 100 000. Už šitą galutinę kainą. Čia viskas, kas yra, tas lieka. Čia ne reklama, dar kartą pasikartosiu. Plytelės kažkokios čia brangios, sakė, siuntėsi, nežinau, iš kažkur klijavosi. O jeigu jau suremontuotų su remontu, tai jau būtų nuo 130. Tai va, užeinam dabar į miegamąjį, čia yra miegamasis. Nežinau, kaip čia parodyti, kai reklamos nedarau, tai man neįdomu, aš su dronu paskraidau išorę. Mane prašo dažniausiai išorę.
Jo, pagal kainas išmanau, visas žinau labai puikiai, labai gerai. Tai labai gera kaina. Labai gera kaina, čia išeis per savaitę laiką, tik įdės dabar jį tik tais ar įdėjo, ar jau dės. Tai savaitę laiko neliks šito dėl vaizdo. Ir šiaip viskas tvarkoj, čia aukštos, labai aukštos lubos, aš nežinau, čia koks beveik 4 metrai bus, nes jo, turėtų būti apie 4 metrą. 4 metrai tai tikrai bus. Nu, 3,80 gal. Rami vieta, istorinis centras. Nu, va dabar pažiūrim iš miegamojo vaizdą. Aišku, čia gali persistatyti kaip nori. Pažiūrėkit vaizdą. Vien dėl vaizdo tas butas išeis momentaliai. Tai už tai aš ir nefilmuodavau, tai nebūdavo tokių variantų geresnių. Čia toks man papuolė labai gražus. Sakau, aš pafilmuosiu. Va, amžina ramybė. Sekantis balkonas taip pat priklauso čia. Pažiūrėkit vaizdas. Kava geri balkonė, balkonas gan nemažas. Žaliuzės langai sutvarkyti kaip priklauso. Apačioj, va, apelsinai, mandarinai, čia jų bendras kiemukas šito viso namo bendras. Va, pilna apelsinų, mandarinų, citrinų, paskui figų matau medžiai. Ten iki pat ten. Ir čia va tais laiptukais, va nusileidė, tais laiptukais čia po yra dar galima kambarį rengti didžiulį. Ten yra toks, kaip mes sakom, garažas, tai aš nebuvau ten, nueisim, pažiūrėsim kartu. Nu va, pažiūrėkit vaizdas. Nu, nuostabus vaizdas. Ir vakare kaip šviečia, ypatingai vakare kaip šviečia visas miestas. Ten matosi kitas miestas, tolumo jau prasideda. Labai greit paims, kaip aš jau žinau, jau tiek metų gyvenu čia, tai žinau. Vien dėl aukštų lubų, dabar ant bangos, aš nežinau, visur gal taip. Aukštos lubos, labai greitai išeina. Kondicionieriai sudėti, va kas yra labai brangu čia sustatyti. Patys kondicionieriai nebrangus, bet tas sustatymas. Grindis labai gražios. Nu labai, nežinau, kamera čia perduos tą visą grožį. Žiauriai gražios, žiauriai. Baldai neblogi dar, jeigu atostogom ar nuomai. Aišku, va čia reikia, čia atsilupę buvo kažkas, nežinau. Čia buvo nuomojamas, tai dabar šiek tiek ir apleistas. Nevalyta, netvarkyta, kiek matau. Nes čia nuomininkai paliko, tai jie dabar sprendžia, čia ar daryti remontą ir parduoti, ar dar galvoja gal netgi nuomoti, bet greičiausiai, kad parduos, va sienų storumas. Čia koks, nežinau, kiek čia būtų pagal sprindį. 1, 2, 60 cm sienų storis. Tai dar jie sprendžia, bet greičiausiai, kad dės pardavimui. O čia visa bendra virtuvė su valgomoju. Kiek čia bus tų kvadratų? Čia nemažai turėtų būti. Pagal mane tai, ką žinau, 30 gal daugiau, 40. Kažkur apie 40 kvadratų drąsiai. Miegamasis panašiai. Ką čia dar parodyti? Šviesus. Reiktų perdažyti, aišku, viską. Viską perdažyti, paremontuoti. Nu, jeigu suremontuotų 130, be remonto 100. Tai kaip jūs manot, tokioj vietoj viskas po ranka.
susisiekimas, traukiniai, autostrada, viskas vietoj. Sicilija netoli, iki Neapolio, kiek čia iki Neapolio? 300 kažkur tais, iš čia iš tos vietos, iki Romos apie 500, va čia. Čia buvo židinys kažkada, užmūrijo tą židinį ir va čia va, paskilimas, tai tą paskilimą čia sutvarkys, gal nežinau. Ne, čia dabar sakė, nieko netvarkys, jeigu pardavimui, tai visiškai, kad neklaidinčiau, visiškai nieko netvarkys, o jeigu jau nuomai, tada tvarkytų. Čia greičiausiai pardavimui bus, dar šiek tiek sprendžia. Nu tai būna žmonės taip, kad įdeda pabandyti, pasižiūri kaip, bet čia greit išeis per savaitę laik, dar greičiau. Kaimynų nuolatos gyvenančių čia nėra, apačioj jo yra vieni ir čia tokia močiutė viršum gyvena, toliau viskas tuščia. Tai vat, parodau, papasakojau, nežinau, nei kaip pasakoti, liežuvis pinasi, nebemoku filmuoti. Čia ne mano, kaip pasakyti, ūkį, tai aš galiu greit viską išpasakoti. Čia aš nemoku. Reklamos kaip nedarau, tai nemoku pasakoti. Nu tai parodau viskas. Va ten tas balkonas sekantis. Ir čia tai slėptukas nusileidai tą, dar nueisim, pauzę padarysiu. Tai vat, 100 gabalų. Su remontu būtų nuo 130 toks. Tai tokioj vietoje aš manau, ant jūros kranto, nu kas čia 3 kyla iki jūros. Ai, va, jeigu šitas butas būtų tenais, tai 150. O tokio stiliaus butas prie jūros 105. Pigiau jokiais būdais. Aš tas kainas čia visas žinau. Tai vat, čia sutaupot, skaitykit jau su remontais. Jeigu 130, nu tai va 20 000 susitaupo vien dėl to kelio, kad iki jūros. Nes kai atvažiuoja atostogauti žmogus, jisai nori tiesiai, kad nevalkiotis kažkur tiesiai jūra, kavinės, barai. Nu čia viską turi kavinės barus, tik iki jūros reikia. Va, dar kartą apsuksiu čia. Apsuksiu, aprodysiu. Didelis, šiaip labai didelis tikrai. Nu, per kamerą gal to dydžio nesimato, aš nežinau, kaip čia jis matysis. Lubas aukštas, jo mane irgi užbūrė. Tas dydis čia per kamerą nesimatys. Garantuoju, kad čia tikrai nemažas, ne. Tai va patys vertinkit. Kainos daugmaž vienodos, visur jie žino, jie seka vienas kitą, jie susitarė. Dar kartą pažiūrim į tą grožį. Vat jie mėgsta šitaip, pas mane buvo irgi taip, aš tai taip nemėgstu. Jie susistato tos va visus prie lango, susistumė ir žiūri. Pas mane irgi buvo taip, tai aš čia aišku negalima, senamiestis pas mane aš išpjoviau, didžiulę vitriną padariau. Nemėgstu, man per mažai šviesos. O jie slepiasi nuo saulės, jie taip susistato ir žiūri. Ne, man taip nepatinka, aš išpjoviau sieną, čia aišku negalima, senamiestį jokių būdų čia neleis. O dar kartą pažiūrim į tą grožį. Į tą nuostabų grožį. Nu ko ne grožis, ane? Kiekvieną rytą atsikeli laiviukai, čia vasara, kada būna piko metas atostogų. Jūs nesizat, kiek čia laivelių. Čia visa jūra šviečia kaip dangus. Visą naktį čia šviečia tie laiveliai, miestą iššviečia. Nuostabu, nuostabu, tikrai, kad nuostabu. Neperdedu nei trupučio. Labai populiarūs miesteliai čia tie, nuomai. Viskas. Gana, einam parodysim, dar ten pažiūrėsim, tuo pačiu ir aš pažiūrėsiu. Dar kartą apsuku. Dar kartą parodau. Tokį. Pas mane toks pat vaizdas. Vat lygiai toks pat vaizdas. Lygiai. Visą va šitokį vaizdą matau aš irgi.
Ne šitą, bet va tokį. Pas mane dar gal gražesnis. Kiekvieną rytą kavytę geriu balkone. Balkonas didesnis. Saulėlydžiai. Kokie saulėlydžiai. Taigi yra mano video pridėta saulėlydžiais. Tvarko, einam ten parodysim. Dabar dar pažiūrim ten. Kur sakiau. Į tą sandėliuką ten galima atsiai dar kambarį padaryti didelį irgi kokiai nuomai. Nu, va čia tai gražu tikrai, va čia tos vienos močiutės šalia, va gali tvarkytis. Jie labai mėgsta apsistatytais vazonais. Tikrai labai mėgsta visur. Eisiu be pauzės, kad nieko neslėpti. Parodysiu viską taip, kaip yra. Va čia kažkokios pagalbinės patalpas. Parodysiu be pauzės. Va čia šitie, kur mes buvom. Šitas butas. Pardavimai šitas butas. Ir anas priklauso šitam. Nu ir eikim pažiūrėti. Man pačiam bus įdomu, bet kas klausia irgi. Va, kaip jie mėgsta, labai mėgsta apsistatyti, aš čia biškį šoną paėjau. Pas juos labai daug. Čia visur vaizdai, nu gerai, paeikim čia trupučiuką irgi. Visur vaizdai čia. Ramybė, vat matot kokia ramybė. Vienas žmogus, jeigu praeina, jie sėdi patyliukais namie. Aš nežinau, kada jie dirba. Va, jau čia atsiveria vaizdas. Vėl čia visur atsiveria vaizdai. Apie, kiek aš dabar ten sakiau, virš 200 nupirka per metus laiką lietuviai, latviai, ukrainiečiai, iš Amerikos nemažai anglų, nu dabar ant bangos, žiauriai ant bangos Italija, nes kainos sukilo, va tokį butą buvo galima prieš 3 metus paimti už 60, dabar jau jokiais būdais nebepaimsi. Ir pas juos toks posakis yra, įdeda tą kainą nežmonišką kartais, italai, ir iš karto sako, lietuviai nupirks, lietuviai rusai paims. Va, oras tai tikrai atvažiavau su megztuku, tai galvojau, kad bus vėsiau, nes čia yra virš jūros lygio koks apie 200 metrų į viršų. Garantuotai bus, sakau, vėsiau jau į kalną bus. Bet nieko, ne biški ne vėsiau. Parodysim dabar tą, pažiūrėsim, kas ten. Ten tokį galbūt ir galima įrengti atskirai. Ir šiaip gerai, kai yra papildomai kažkas. Man tai patinka. Viskam pasidėti, viskam susidėti. Gerai, kad yra papildomai. O ko ne, jeigu čia dėti stiklą, visas duris stiklinės, gražiai, vaizdas tas pats. Kažką tokį vat pernakvoti. Papigiai. Čia šitas. Jo, oi, čia didelis tikrai. Kaip čia atsidara. Čia didelis. Netidarysiu tų kitų durų. Oho, čia kiek būtų kvadratų, 20 su virš. Nu ką, suremontavus. Visai gali nieko būtų. Čia yra, čia vedinasi. Čia buvę gal kažkada kažkur tais drėgmės tos tokios, nu va, kaip sandėliuka tada. Kaip sandėliukas yra, taip ir tegu lieka kaip sandėliukas, bet kai turi vanduo ateina atvestas, matau, čia pirmą kartą. Elektra yra, nu, čia viskas yra. Nu, čia senamiestis, čia aš nežinau kiek jiems metų, čia gal koks 200 metų šitam pastatui. Ten matosi akmenai. Čia jau skaitos kaip pamatas
pamurenka kaip ten. Atvaidėjęs stiklą, stiklinį čia įruošus, taigi mes viską lietuviai mokam. Va koks vaizdas. Čia jeigu yra kanalizacija, čia galima į tualetuką padaryti tokį kamputį. Čia pilnai užtenka. Nu va čia išbėga viskas, čia gali ir mažiuką tualetuką padaryti. Ką jūs savo norit? Aš tai tuoj pasidaryčiau. Ten kriauklė matau, uždengta va ten kriauklė buvusi. Ir ko ne, tualetuką, dušiuką mažą. Ir visai va, papigiai žmogui. Nes čia vasara, sezono metu, tai čia tų nuomojimų nerasi. Jeigu rasi, tai tik labai brangius, pigių tai niekur neberasi. Čia viskas užsakyta, kelis metus į priekį užsisako, jeigu patinka vieta. Nu va, koks vaizdas. Išeini. Nu, fantastiko. Fantastiko vaizdas. Paremontavai, dėl to ir kalbėjo apie remontą, tai jie čia kartu bendrai su šituo. Ta remontą turėjo omeny tikriausiai. Va, jis nusileidė laiptukais į soduką. Nu ir užteks viskas, parodžiau. Pusę valandas video padariau, nežinau kaip iš čia gavosi. Man atrodo nuostabiai. Vien dėl vaizdo. Tikrai dėl vaizdo pripažinkim. Būkim turtingi, bet teisingi. Tokia vieta. Tuoj pat išeis. Kada trumpiuką įdėsiu, parodysiu, per kiek laiko išėjo. Jeigu jie čia nuspręs, kad tikrai parduoda, o ne nuomos. Bet greičiausiai parduoda. Nesakė, pardavimui dabar 100 galutinį. Be remonto, jeigu suremontuotumėm 130. Taip, remontai brangus čia, labai brangus remontai. Nu, kaip gražiai plytelėm išklijuota. Minusa niekada nebūna, čia niekada nebūna minusa. Tai va, čia klijuoja tokiam plytelėm, kokiam nori. Čia žiemą mažiausiai +10, mažiausiai. Vakarais turiu omeny. Dieną tai čia nežinau. Iki 17 gal nukrenta. Kartais, kada lietus vėjas. Taip, 24, 25, pastoviai taip. 22. Dar tą žalią kampelį. Nu va, gruodžio 14, tai va matot. Šitie prie menkiausia pirstelėjimą nušalt. Čia kalijos. Va ten drambliausis. Man Amerikoje Ingutė va rodė, aš nemačiau, kai pas ją pamačiau. Tai tada čia jau atkreipiau dėmesį, kad pas mus jų irgi yra pilna. Nežinau, kaip vadinasi, sakė dramblio ausys. Tai va, nuostabės reiks pas mane. Pasodinti čia irgi, ai ne, čia žemėje pasodinta šitos vazonė. Nu, šilta. Karšta, visa žiema žaliuoja, visa vasara žaliuoja, šildymo nereikia. Retkarčiais, kada turi jie čia tos židinukus, kada lietus lyja, pasikūrena. Tuos tokius židinukus dėl jaukumo. Šilumos tai čia užtenka, nereikia. Ir matėt sienas kokią storumą. Va čia suremontuotas, gražiai sutvarkytas. Čia lygiai toks pat. Tik tais to reikėtų remonto. Va čia tas langiukas, kur virtuvė čia. Čia didelis, labai didelis jisai. Tai va, lygiai tokio pačio didumo. Ten viršui močiutė gyvena tokia, bet labai faina. Ta močiutė, mes buvom čia kažkada kavą gėrėm. Tai jinai išeina pakalba. Ir jie būtų išorė irgi tvarkė, bet ta močiutė nesutinka. Sako, man nereikia, tai kaip čia dabar bus pusė skusta, pusė lupta, jeigu savo apačią nudažytų. Tai va, tie greičiausiai nori parduoti vien dėl to, kad nebūtų. Turi jie atskirą. Čia mūsų draugeliai, fainulkiai tokie. Turi jie atskirą nusipirkę namą. Va čia pažiūrėkit, kiek į viršų. Aš tai ten bijočiau gyventi. Eik, tas savo pareito koks. Ant galvos iškristų kažkas.
Dar biškį parodau. Pats džiaugiuosi dar. Va, čia gerai rytais, čia gali kavą lauke gerti išėjęs. Va. Čia jie susistato kėdės vasarą. Vaizdas, bet ten dabar tie medžiai lapai, tai va arčiau biškį. Nu va, gerai, viskas užtenka. Užtenka, va iš ten atėjom, ten mašina stovi.